Posėdžio pirmininkė, mano klausimas yra sveikatos apsaugos ministrė, gerbiama ministrė. Nuo šių metų gegužės 1 dienos įsigaliojus sprendimui dėl priemokų už suteiktas paslaugas draudimui, jūs savo laiku argumentavote būtinybę tokio sprendimo tuo, kad norite sumažinti eiles gydymo įstaigose. Šiandieną turime situaciją, kai valstybinė ligonių kasa nesilaiko savo sutartinių įsipareigojimų sumokėti gydymo įstaigoms už pacientams jau suteiktas paslaugas. Žinome, kad už pirmąjį ketvirtį apie 40 milijonų trūksta už tas vadinamas virškvotinės paslaugas. Ir sužinojau, kad vakar buvo pritarta, matyt, vyriausybės formate projektų, kuriuo jūs didinate valstybinių ligonių kasų tokią baudžiamąją funkciją. Gal pakomentuokite, kaip eidami į dar didesnę konfrontaciją su gydymo įstaigomis ir su medikais jūs ketinate spręsti situaciją ir mažinti eiles. Kokio efekto tikitės ir laukiate? Dėkoju Jums, gerbiamas Seimo narė, už klausimą. Iš tiesų, vakar vyriausybėje buvo pritarta įstatymų pakeitimų projektui, kuris sustiprina valstybinės ligonių kasos funkcijas ir galimybės vykdyti privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamų paslaugų priežiūrą ir kontrolę, kaip yra laikomasi sutartinių reikalavimų tarp paslaugas teikiančių gydymo įstaigų ir valstybinės ligonių kasos. Tai tą projektą laikome labai stiprių veiksnių, kuris sustiprins valstybinės ligonių kasos galimybės vykdyti realią priežiūrą ir labai atsakingai prižiūrėti, kaip yra naudojamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos. Nuo gegužės 1 dienos, kaip paminėjote, įsigaliojo sveikatos sistemos įstatymo pakeitimai, kurie dvigubą apmokestinimą pacientų už apmokėtas jau iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų sveikatos paslaugas apriboja ir šio įstatymo įsigaliojimo poveikį stebime atidžiai ir žiūrėsime per visas gydymo įstaigas ir turime rodiklius stebėsenos, pagal kuriuos mes matuosime, kokį poveikį paslaugų prieinamumui turi mūsų įgyvendinti įstatymo pakeitimai.